25 sprendimas ir yra raštiškas Romo Zibalo nusišalinimas nuo šio klausimo. Tai gal pirmiausia, gerbiami tarybos nariai, prabalsuojam, kas už tai, kad Romas Zibalas nusišalins nuo šios sprendimus. Kas prieš? Galimas. Kas, gaimumas galimas. Kaip nori, mes galime taip balsuoti. Gerbiamas tarybos nariai, kiekvienas tarybos narys apsisprendžia, kadangi žmona dirba Saulutėje, kad nekiltų niekam jokių interpretacijų. Iš tikrųjų tai juokinga atrodo, nes mes tada turbūt nei vienas už nieką negalėsim balsuoti, bet yra tarybos nario raštiškas prašymas, mes turim priimti sprendimą. Gerbiami tarybos nariai, prašau, kas už tai, kad Romas Zibalas nusišalintų nuo šio klausimo? Kas prieš? Kas susilaikė? Gerbiamas tarybos nariai, jūs posėdėje toliau dalyvaujate nuo šio klausimo nenusišalinęs ir sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Širvintų lopšelį darželį Saulutė, prijungiant jį prie Širvintų lopšelį darželį Buraždynas. Prašau, vedėja, Regina Jankienė. Yra parengtas sprendimas dėl sutikimo, kad biudžetinė įstaiga Širvintų lopšelis darželis Saulutė iki 2017 m. rugpjūčio 31 dienos būtų reorganizuota prijungiant ją prie Širvintų lopšelio darželio Buraždynas. Antruoju punktu nustatyti, kad reorganizavimo tikslas sudaryti vadybinės prievolės organizuojamos įstaigos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką įstaigos visų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo ir visapusiškos specialiosios pedagoginės ir logopedinės pagalbos vaikų teikimo. Reorganizavimo būdas prijungimas. Reorganizuojame biudžetinę įstaigą Širvintų lopšelis darželis Saulutė. Reorganizavime dalyvaujantį biudžetinį įstaigą Širvintų lopšelis darželis Buraždynas. Po reorganizavimo veiksiantį biudžetinį įstaigą Širvintų lopšelis darželis Buraždynas, kuris vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksiantį biudžetinį įstaigą, bus nustatytos Širvintų lopšelis darželio Buraždynas nuostatas. Po reorganizavimo teisės biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigas įgyvendinti instituciją Širvintų rajono savivaldybės taryba. Pavesti Širvintų lopšelio darželio Saulutė ir Širvintų lopšelio darželio Buraždynas direktorės 2017 sausio 27 dienos parengti reorganizavimo sąlygų aprašą ir apie šio aprašo parengimą paskelbti ugdymo įstaigų nuostatose nustatytą tvarką vieną kartą. Įpareigoti Širvintų lopšelio darželio Saulutė ir Buraždynas direktorius. Ne vėliau kaip pirmo reorganizavimo sąlygų aprašo viešo paskelbimo dieną pateikti jį registrų centrui. Iki 2017 m. vasario 15 dienos pranešti raštu visiems mokyklos kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą ir informuoti darbuotojus apie tai, kad pradedamos reorganizavimo procedūros. Atlikti kitas būtinas teisės aktuose numatytas procedūras. Širvintų lopšelio darželio Buraždynas direktorių praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo viešos reorganizavimo sąlygų aprašo paskelbimo ir pranešimo raštu visiems kreditoriams teisės aktų nustatyta tvarka parengti naujo lopšelio darželio Buraždynas nuostatų projektą ir pateikti tvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybai. Pavesti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius klausimus susijusius su Širvintų lopšelio darželio Saulutė reorganizavimu. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir teisės aktų registre. Gerbiama vedėja, tikriausia tarybos narys Romas Zibalas, taip, per komitetą turėjo klausimų ir pasiūlymų ir jis sakė, kad bus pasiruošusi atsakyti dėl pavadinimo keitimo. Pavadinimas buvo aptartas su abiejų švietimo įstaigų direktoriais. Pasidomėti, kiek Respublikoje yra pavadinimų su Buraždynas, jų yra nemažai, bet ne kiekviename rajone. Buvo prašymas komiteto metu pasidomėti, kiek kainuotų darželio pavadinimo keitimas. Yra visi paskaičiavimai, tai kainuotų 1330 eurų. Kaip ir darželiai priima sprendimą kokias, pasilikti pavadinimą Buraždynas, nors išeitinę
Gerbiami tarybos nariai, galimybė yra, įvardinta suma, kiek tai kainuotų. Aišku, tai geriausia, jeigu keičiam visai naują pavadinimą, nei buratinas, nei saulutė, tai daryti iš karto. Mes turim tada žinoti jūsų nuomonę ir bus padaryta, jeigu bus toks jūsų pasiūlymas ir pritarimas. Prašau, švietimo komiteto. Aš siūlau po reorganizacijos naują darinį vadinti Širvintų lopšelis darželis, be jokio pavadinimo, ir tegul lieka abiejų darželių bendruomenėms galimybė pasirinkti naują pavadinimą. Tuomet bus abidvi bendruomenės ramios, nebus tokio streso, koks dabar sukeltas, jisai vadinasi dirbtinai sukeltas, galbūt ir nėra dėl ko nuogąstauti, bet iš tikrųjų būtų geriausias variantas. Gerbiamas tarybos nariai, tikrai nuogąstauti nėra dėl ko, nes su administracijos direktoriai ir su saulutės visų kolektyvų, nuo darželio auklėtojų iki viso ten dirbančių personalų, su visais buvo susitikimas ir labai konkrečiai visiems atsakyti visus klausimus, ir žmonės tą priėmė labai kaip normalų procesą ir mes paaiškinom, kaip ir komitete sakiau, dėl ko daromas šitas dalykas. Kitų atveju, jeigu mes nepadarysim šitų žingsnių, yra aprašai patvirtinti ir šitas objektas, lopšelis darželis saulutė, niekada gyvenime turbūt ir nebus renovuotas, jeigu mes nedarysim šitų žingsnių. Nes aiškiai šiandien dienai tam, kad gauti europinės lėšas ir tvarkyti darželiai turi būti parašyta ne mažiau kaip 550 vaikų. Tai turbūt viso rajono mūsų vaikų surinktis tiek nesigaus, bet ir turėsim kitą savaitę dar kartą su ministrė susitikimą, naujai švietimo mokslo ministrė, derinam, kad bent kažkiek tai ant 100 pamažintų tą tvarkos aprašą. Nes realiai visas Vilniaus regionas, pradedant Trakai, Švenčionėm, Šalčininkais, visi vadovai esam pasimetę, nes matom, kad neturėsim galimybių padėti šitą mokyklą, dar šitiem darželiam susitvarkyti. Todėl dar šitie taip, aprašas yra paremtas, kuris yra vidaus reikalų ministerijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad šitam pasidarime regionų plėtros posėdėje dalyvavo ir mūsų kuruojantį atsakingą specialistą Jūratė Visockaitė ir iš tikrųjų matė ir girdėjo, kas tame posėdėje vyko, kai buvo švietimo ministerijos pateiktas toks aprašas, kad europinės lėšas galės įsisavinti darželiai, kurie turi ne mažiau 550 vaikų. Mes matom, kad viskas yra paruošta Vilniui, viskas paruošta sostiniai ir Zenonas tarybos narys dalyvauja ten. Ir mes matom, link ko viskas eina. Bet dar turime... Aš manau, čia yra techninė klaida. Čia štai regioninis projektas, aprašo aš nemačiau, bet visur yra skatinama mažinti, sakykime, tokias įstaigas, ar tai būtų globos namai, ar tai darželiai, kad kuo mažiau juose būtų sutelkta žmonių vienoje vietoje. Čia 500 tai tokių darželių gal ir nebuvo Lietuvoje iš viso tokių kompleksų, bet tiek su vienoje vietoje būtų. Taip, gerbiamas tarybos nariai, norėčiau atsakyti, kad susitikimas buvo, merai vyko ir pas kanclerį, mes apie šitos visus dalykus kalbėjom, visi absoliučiai šitą dalyką žino, bet galbūt mes labai tikimės, kad naujosios ministrės požiūris bus kitoks ir tą tvarkos aprašą galima bus koreguoti. Prašau, Kęstutis pakalbėti. Jeigu jūs dalyvavote regiono plėtros taryboje, tai žinot, kad aprašus ir visą kitą tvirtina būtent regiono plėtros tarybos nariai. Nuomonė tik tai yra ministerijos nuomonė. Taip, būtent. Taip. Antras dalykas. Gerbiamas tarybos nariai, Kęstutį pakalbėti, jūs buvot merų 4 metus. Aš ir buvau regiono plėtros tarybos. Aprašas tvirtina ministerija. Ministerija siūlo, pateikė, kad jūs tvirtinat. Taip, kad jūs būtent. Finansavimas sąjungų aprašą regionų. Nesvarbu, bet jūs juos tvirtinat ir jūs turite patvirtinti. Kitas dalykas, ką aš noriu pasakyti. Jūs dabar jau į priekį, jūs dabar bėgate į priekį, o jeigu priimsite aprašą, kad iki 50 ar 100 žmonių, jūs dabar jau jungiate darželius, o paskui ką jūs klausimas, ar jūs, tai mano klausimas yra, ar nebus taip, kad po to reikės vėl išskirti tam, kad gauti europinės lėšas. Šiandien mes sujungiam tam, kad galbūt reikės prie kažko. Tai aš manyčiau... Gerbiamas tarybos nariai pakalbėti, yra pateiktas sprendimas reorganizuoti lopšelį darželį saulutę
saulutė prijungiant prie Širvintų Lopšelio darželio Buratinas. Bet jūs pasakėte, Jūs savo balsavimu priimkit Tai sprendimą, va, tai ką mes paėmėme, jūs sako, dėl to, kad 500. Gerbiami tarybos nariai, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Tai vėl lygiai susidoroja. Kas prieš? Kas susilaikė? Tai kiek susilaikė? Prieš pakartojam, jeigu galime. Gerbiamas Vilmantai, žiūrėkite savo tarybos narius. Gerbiami tarybos nariai, dar kartą kviečiu visus prabalsuoti. Kas už? 11. Kas prieš? 3. Kas susilaikė? 5. 11 už, 3 prieš 5 susilaikė, sprendimas priimtas. Tik tai klausimas pasiliko atviras dėl pavadinimo. Gerbiami tarybos nariai, aš galbūt prašyčiau komiteto pirmininko po tarybos, jūs pasilikit su komiteto apsvarstykit, teikit siūlymą ir mes tikrai į šitą atsižvelgsim, nes ir iš bendruomenės girdėjom to